Belgijos mados kūrėjas Drysas Van Notenas Paryžiuje pristatęs tiesiog hipnotizuojančią 2012 metų pavasario-vasaros kolekciją atskleidė savo aistrą gamtai. Dizaineris teigia įkvėpimo sėmęsis kaimo vietovių kraštovaizdžiuose, tropiniuose miškuose ir mieste. Visas sugeneruotas idėjas mados kūrėjas transformavo į raštus, kuriais dabino tunikas, švarkus, šortus ir dienai skirtas sukneles. Vakarui dizaineris siūlo rinktis visiškai kitokius rūbus nei dienai. Podiumu žygiavo manekenės demonstravusios aiškią formą ir struktūrą turinčias sukneles. Dizaineris užsibrėžtą tikslą pasiekė, sukūrė valiūkišką, bet elegantišką stilių. Vienas įdomiausių kolekcijos modelių juodas žuvies uodegos formos sijonas, margintas saulės sistemos raštais, su prie jo priderinta baltos odos odinė striuke. Ramios elektroninės muzikos garsai kolekcijos pristatymui padėjo sukurti ramią ir svajingą atmosferą. Dizaineris pasaulyje išgarsėjo kaip Antverpeno šešetuko avangardo stiliaus dizainerių kolektyvo 1980–81 metais baigusių Antverpeno karališkąją menų akademiją narys. Vėliau dizaineris kūrė šventinius rūbus tokioms garsenybėms kaip Kate Blanchett.